Kalbėkite. Kiekvienas mokytojas aš ir tą turiu, bet nei vienas to nepadaro. Reikia žmogui prisėsti, reikia labai daug valios rašyti. Kaip kilo mintis būtent tokiam leidiniui, kaip ryžotės ir nuo ko viskas prasidėjo? Galbūt prasidėjo nuo to, kad būdama pradinėse klasėse pajutau meilę į šilumą iš savo pirmosios mokytojos Gintės Laužikienės, kuri dabar gyvena Kupiškyje. Dar didieji mano mokytojai, mama ir tėtis, yra gyvi. Taip pat mano giminaitė mokytoja Masiulytė, garbaus amžiaus. Visada mane palaiko ir visada, kaip sakiau, jau buvo mokoma viską kaupti, dėti, neišmesti ir datuoti. Todėl visiškai nesunku buvo ir tai sudėti. Bet kartą konferencijos metu Šiauliuose, kai joje mokiausi, mano dėstytojas, dabar profesorius Arkadijus Kiseliovas, matematikos vadovėlių autorius, sako, Katerina, o kam jums skaityti pranešimą, kur kitur, pabandykit pas mane. Po to mane pastebėjo pavaduota Edita, dabar jau dirba Šiaulių miesto kultūros ir švietimo vyresnė specialistė. Ir aš tiesiog pasidžiaugiau, kad, sakim, turiu tokios medžiagos, sako, atvežkim, pasižiūrėkim. Ir atvežiu, pasižiūrėjau, be galo buvo didžiulis kalnas. Tada puoliau viską sisteminti, sudėti, nuasmeninti. Mane supažindino Edita su Danguolė, Šiaulių Lucilijaus darbuotoja. Ir tai prasidėjo. Visa vasara buvo labai tempta, daug padėjo mano dukra. Ir galbūt dar paskatino, kadangi Deimantė yra ką tik baigė ir nuo rugsėjo 1-osios pradėjo dirbti Vilniaus Antakalnio vidurinėje mokykloje. Dailė išmano puikiai. Bet taip atsitiko, kad jai reikėjo būti klasės vadovė. Mama, o ką man dabar daryti? Ir tada mane dar labiau pastumėjo, kadangi tikrai jai reikėjo patirties, o iš šito nesimokė, dar buvo neparuošta. Ir tada tas leidinys toks ir gimė. Tai vis dėlto kokia ten pagrindė yra medžiaga sutalpinta? Apie ką ir kaip? Medžiaga yra tokia. Įsivaizduokit, baigėt, gavo diplomą. Ateinat į mokyklą, direktorė paskiria klasės vadovu. O aš neturiu jokio supratimo. Ir kaip man pradėti dirbti? Atsiverčiu šitą leidinį ir viskas nuo A iki Z parašyti. Kaip įžengti, kaip pradėti kalbinti pirmoką, kaip antroką, kaip penktoką, anketos, pažintinės, informacinės, su vaiko psichologija susijusios klasės ir tėvų susirinkimai, kaip ves susirinkimą tėvams, kaip bendrauti su vaiku, kuris neturi mamos, kaip bendrauti, jeigu socialiai apleista šeima, kaip bendrauti apskritai su visais. Ir didžiausią dėmesį skiriu ir laikau savo mokinius ir tėvus kolegomis. Tai labai paaukština ir niekada nebijau prisipažinti, aš nežinau, jūs man pasakot. Jeigu aš suklydau, ištaisysiu, bet ieškom pirmiausia sprendimo būryje, dviese prie stalo. Visos šeimos tada man aplankytos. Šiandien matė, toks būrys vadinasi ne veltui dirbti. O kad atsiliepimai jau grįžo ir iš Vilniaus, nes jau yra leidinių parduota nemažai, manau, kad tikrai bus naudinga
ir prasminga.